Na štai mes atvažiavome į senąjį Poketauną. Tai iš tikrųjų nepatikėsit, bet va čia yra ta gatvė, kur mes pirkom Jumpin' Salad anam vlogė, kur šeštam, man atrodo, vlogė. Ir va čia yra tas drakonas, kur buvo. Naktį visai viskas kitaip atrodė. Pažiūrėkit, ir čia tas kelias, kur ėjo tas dvi juostos prie Kyvičių, kur visokios ir maistas buvo ir visi tie prikaliukai. Dabar čia tiesiog pravažiuojama gatvė. Aš net nebūčiau pagalvojęs iš tikrųjų, kad tai yra važiuojama gatvė. Aš galvoju, kad čia grinai walking streetas padarytas. Tik atvažiavę į miestą visai netikėtai sutikome merginas iš praeito vlogo. Visas Tailandas dabar jau žino šitą istoriją. Yeah. So it was like, oh, that's not what you needed. No, I just want to get out from this place. Okay, well. Have a good day, ladies. Nice to meet you. Bye. Tai vat visi dabar žino Santos istoriją. Gaila, kad Santa viso šito nevinėjom žino. Būčiau turbūt užmokėjęs nemažai, kad pamatyčiau ją. Aha! O taip cipenčia. Aš saugojau mūsų turtą šortuose. Šortuose turtą? Kišenių neturėjau. Kalbant apie patį miestą, tai vat šitie pastatai. Sakoma, kad čia yra palikimas Portugalų. Kažkada senais laikais atpirklyje buvo čia atkeliavę ar kas. Būtent Portugalai su laivais atkeliavę, o tie būtent atnešė šitos visus spalvotus namukus, taip sudėliotus vieną per kitą. Atrodo tikrai labai gražiai. Norėčiau atkreipti dėmesį, tu pastebėk, kaip čia yra tvarkinga ir švaru. Čia labai tvarkinga, rimtai, nėra šiukšlių ant grindų, viskas sutvarkyta, jokių popieriukų, maisto, nieko. Čia net katinų nėra. Tai aš buvau irgi kalbėjęs apie tai, kad labai matosi, kad pasitvarkė šituo atžvilgiu Tailandas. Roti. Bet kitais klausimais, turistiniais klausimais galėtų būti kaip ir anksčiau. So good, so good. Taip gaminamas yra banana roti, yra populiarus labai tailandietiškas patiekalas. Daromi tokie blineliai. Viduj būna bananai, dar su Nutella būna. Taip pat aš mėgstu labai su sūriu ir kiaušiniu. Jo, Santos skaniausias desertas ir būtent taip, sorry. This is with banana. Amazing. You want? Vieną? Ne, tai vieną roti paimsi su banana, aš paimsiu. Aš gal pažįstu kažką kitą pavalgysiu. Nu, davai. Wonderful. You have menu? Saudika. Santulė gavo banana roti su Nutella. Dieve, kaip čia skanu, kaip kvepia. This is my guilty pleasure. Kadangi vakare neleidus režimo vaistus, tai dienom leidžia. Man sunku suprasti, nes aš nesu fanas saldumynų, nors aš tikrųjų šitie roti yra tikrai labai skanus, kiek esu ragavęs. Kur skaniau čia, ar ten, kur surinė mes valgom? Gal prie namų. Prie namų skaniau sakai? Duosiu paragaut, suprasi. Bet ką dar esame radę, tai čia yra 3 vietos, kur yra Michelin Selected. Ir čia viena iš jų yra taip pat roti, panaši vieta kaip čia, o taip pat tai kavinė. Ir ten Michelina jau yra padėjęs savo ledinę. Nes ten tie roti yra su kažkokia plėšita, man atrodo, ar kiauliena, ar jautiena, ir tau ten atneša. Oh my god. Tu ten tuos bileniukus ir tu matyti ant viršų dėdiesi, nes aš žiūrėjau, kai YouTube'ai, kažkas va tokio atrodė. Tai dėl to tau turėtų labai patikti. Jie labiau crispy čia, negu namuose. Bet čia, kur Santa rado 3 Michelin restoranus, 2 iš jų yra Michelin Selected ir vienas yra Michelin Bib Gourmand. Nežinau, gal čia žvaigždė yra ar ne žvaigždė, bet jisai randasi 2 minutės eiti pėsčiom nuo čia. Tai šitą Santulė dabaigė valgyti savo rotį ir varom pabandyti ten pavalgyti. Aš sakiau, tu turi būtinai nufilmuoti kelią iki tualeto. Rodyk, kur yra tualetas restorane. Gal kaip į tualetą nufilmuosiu, bet patį procesą gal
Nefilmuosim. Sawadee krap. Can we go to the toilet? Sawadee krap. Įspūdingai. 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 Šiaip čia yra, taip atrodo, tipiškas tailandietiškas remontas. Su tokiais vaizdais įdomiais. Beje, biškį nelabai užsidaro duris, bet tiek to. Šiaip labai įspūdingai ir šiltai čia visi priima, bet jeigu turėtų būti tas, kaip jis vadinasi, higiena, tai būtų turbūt užsimušę čia lietuviai arba europiečiai. Oi! Hello, hello! Let's go? Įdomesnis kelias, ne? Ir iš tikrųjų mes jau ne vienam tokiam panašiam įstaigai buvom ir tualetą pasiprašė ir jos visos panašios, bet žinai, viena įspūdingesnė už kitą, nes pamatai tas visas paslaptis, kaip jau viskas gaminama. See you, bye bye. Ups, sorry. Bye bye. Nu, jo, virtuvę gali apžiūrėti, kaip viskas darome. Higieniška, švaržiai, gražiai. O man žmonės toliau siunčia istorijas visokias kuriozinės apie bežionės. Kas tau? Žmonės siunčia visokias istorijas kuriozinės apie bežionės. Tai viena moteris pasako, atsako, mes ėjom, žinai, su grupe ir buvo kita grupė su vaiku. Tai ta bežionės prišoko į vežimą, atėmė iš vaiko buteliuką, žodžiu, ten apsupo baisiai, visą vežimą išvagė. Palauk, čia? Ne. Kopijas apie nusivariau, sakau, žinokit, važiuoju aš irgi. Lamačkis, matau ir bežienikis. Tai nėra šviesoforo. Tai tiesiog naglai, kad perėjai, ne? O, aš jaučiu čia. Taip. Eik, tu pasižiūrėkit, 4 žvaigždžių rekomendacijų. Nuo 2019 metų kasmet. Stipru. Kiekvienais metais, ne 19 metų. Tu žinai, eik iš šono, niekada neatkreiptum dėmesio, nes jau kažkokia užuolaidėlė uždėta. Geras. Toks numeliukas, nežiūrėk. Nu ką, einam video. Bliam, aš vis kiaurai šlapęs iš tikrųjų. Gal tu man nepasakė, iš to negalima? Ir restorane gal biškai nelabai galima. Cash only. Kas? Cash only. Ok, cash we have. Sawadee krap. Kaip gerai visų. Šiandien labai karšta diena. Žmonių daug. Jeigu rekomenduoja šiandien čia. Kaip būna su Michelinu, jie dažniausiai turi išskirtų savo tos labiausiai rekomenduojamus patiekalus, kurie yra tokie pagrindiniai. Tai būtų tie signature, aš kaip suprantu, ir čia recommendation menu. Irgi, ką galim pažiūrėti. Va, patai noodles, 180 batų. Tai, biškai brangiau negu įprastai, bet pažiūrėsiu, koks skonis. Tai paimam tuos, ką tu sakai, ir paimam patai. Davai. Wow. Aš noriu padaryti nuotrauką šitų. Fish balls. Buvom šiek tiek užsivedę per daug dėl to maisto ir nepaspaudėm rek. Bet esmė yra ta, kad tikrai galima parekomenduoti šitą vietą žmonėm, kurie vertina skonį. Šitą mėsytę daug riebalo, atrodo yra daug mėsos, bet visiškai neriebu, labai skanu, mėsa minkšta, tirpsta burnoj. Patai neprivaryta per daug nesąmoningai cukraus, neprivaryta per daug nesąmoningai cukraus. Jaučiasi kiekvienas prieskonis, padaryta kruopščiai su meile.
Man skaniausias pataiko, kai aš esu ragavus čia. Plius, kaip ir Seriožas sakė, kad krevetės, pavyzdžiui, jos yra virtos ir apkeptos ant griliaus ir jaučiasi tas toksai šiek tiek anglies dar skonis. Nėra to per daug artificial cukraus. Labai skanu tikrai nėra, kad lėkštėj plaukėtų vien padažas. Ką jie mėgsta čia padaryti, tai tikrai ne. Labai labai skanus maistas. Mėsydama, dar kartą parodo. Ir lašinukai yra, ir mėsydės. Bet tiesiog atsiskiria kiekvienas raumenukas atrodo burnoje, kaip po pirmo kąsnio. Aš tą mėsytę vertinčiau 11 iš 10. Nes ir padažas labai skanus, toks su pipiriukais. Žodžiu, beprotiškai skani mėsa, kas mėgsta mėsą. Tad galim tikrai parekomenduoti šitą vietą. Dar prisimsim tada, kai sriubą valgysim. Kol kas skanaus. Vienas padažiukas tikrai buvo aštrus. Sunku dabar suprasti tą skonį, bet sakytų geriau. Bet sriuba pati iš tikrųjų labai tiršta. Mažiau to tokio stipraus skonio ir jinai tokia tiršta yra pati sriuba. Matau, kad pačio kokoso nepagailėta. Aš paragausiu, nes aš šiaip nemėgstu tokių sriubų. Ir aš taip pati nesusakyčiau niekuomet tokio. Tai pasimatyti. Labai jaučia, žinai, kas lemongrass. Ir aštrumo. Yra aštrumo, jo? Ir nemažai. Dažnai tas aštrumas nėra toksai, kad kai būna labai stipriai, kai išdegina visą stipriai burną. Tu pirmą paėmė tik tai. Dar toliau valgai, nes aš dabar sėdžiu. Jau jaučiu, kad... Spicy. Bet kas mėgsta spicy, tai jiems turbūt labai patiks. Aštru. Pareinos po laiko tas aštrumo senetai. Aha. Tikrai snargliukus gali paleisti. Bet tai labai skaniai. Ne tik gali, bet ir paleidžia. Lemongrass labai jaučia. Jo, žinok. Bet aš pagalvoju, kad labai aštrus šitas padažas, kur buvo prie šitų fish cakes. Labai primena būtent tą padažą, kur kai užsakai Tailandė steamed fish, prie tos steamed fish atneša būtent tokį padažą. Aš maniau, kad jisai jau yra aštrus. Bet po šitos rūkytės supratau, kad jisai nebuvo tiek aštrus, kiek jinai. Bet mes nepaprašom, kad nespicy. Mūsų niekas neklausė šį kartą. Tas buvo labai keista, kaip Michelino restorane turėtų, manau, paklausti tikrai. Tai už viską sumokėjom 1065 batus. O tai gaunasi... Ir išeinam iš tikrųjų pilnais, labai pilvais. Mano va dar sriubelės liko. Esmė yra tokia, kad mes paėmėm daugiau paragauti, porcijos yra nemažos, tai šiaip jeigu daugiau žmonių atvažiuoja dar vėliau, nes galima dar daugiau skirtingų patiekalų paragauti, bet prisivalgėm tikrai stipriai. Aš jau sakiau, šiandien gal daugiau nieko nebevalgysim. Ką tu manai? Bet iš esmės, jo, lygiai tokias pat nuomonės esu. Pirmo vietoj buvo ta mėsytė. Antro vietoj patai, trečioji tam jan sup ir ketvirtoj tie cheese balls, ne cheese balls, atsiprašau, fish ballsai. Bet mes ir nesugebėjom abudu kalbėdami įsiaiškinti, kas patiekalas, kokia jo yra tekstūra, ar jisai mums kažką priima. Jisai yra vietinis, nevalgys šito vietinius turbūt, jie čia vietiniai dažnai tos šis balsus valgo. Tai šitie galbūt ir buvo labiau tokie, sakyčiau, purus, lengvesni. Bet iš esmės jo pavalgėm sočiai, skaniai, 28 eurais. Labai skaniai tikrai. Kaip tokio tikrai restoraninio lygio vietai, tai aš manau labai fainai buvo. Na ką, pavalgėm, galim jau važiuoti po biškį link namų, o jums, jeigu įdomu, šiek tiek apžvelgti patį dienos Phuket tauną ir Patongą,
kas vyksta dienos metu ir galbūt vakare Patonge, kas vyksta. Rašykite komentaruose, apsvarstysime, pažiūrėsime ir galbūt išpildysime. Na, o kol kas, palyginus, koks čia Michelino restorane. Praėjimas į tualetą. Na ir patys tualetai. Skirtumas akivaizdus. Tai va, sumo traditional pocket style steamed pork belly with pepper and garlic. 285. Ir čia buvo šitas banana, prawn and spicy lemongrass and lime soup. Tai čia ir buvo tas tom jamas, kurį iš pradžių mes galvom, kad ten toli gražu ne tom jamas. Čia aš galvoju, kad čia bus kažkas panašus į kiaušinius gal net. Steamed pocket fish balls served with seafood sauce. Va, matai, seafood sauce, tas grinai kaip ant žuvytės tas padažas. Jo. Ir ką mes dar valgėm? Ai, patai. Aš norėčiau užduoti myslę ir kad jūs atsakytumėt komentaruose, kaip jums atrodo, kokio filmo plakatais paauglystėje buvo išklijuotas Seriožos kambarys. Nes tas filmas ir mano yra vienas mėgstamiausių, aš taip dievinu. Ne paauglystė, paauglystė biškai kitoks. Jau mažiausnis negu paauglystė. Jo, nu ten 12 metų. Bet jau 12 metų skaitos paauglystė vaikam dabar. Nu dabar, bet ne prieš 20 metų. Nu, okei. Kaip jūs galvojat, koks tai buvo filmas? Kažką padovanosiu, nežinau ką nors sugalvosiu, padovanosiu. Santos liemenuką. Santa nenešioja liemenukų, nes papukų nėra. Taip ir padovanosim nieko. Atvažiavom pakeliui dar į vieną vietą, tokia vieta nuostabi, kur aš esu kiekvieną kartą, turbūt kiek čia važiavęs, tiek aplankęs. Čia yra toks didžiulis prūdas, kur maitinti galima ir tuos, ir karpius, ir catfish, šamus arba šaminius ryklius. Jie didžiuliai užauga. 10 batų, 20 batų. Prieš 10 metų aš čia pirmą kartą, kai buvau, ateik, ačiū, kai prieš 10 metų aš čia buvau, tai irgi pravažiavau ir sustojau, galvojau, blemba, tai įdomi vieta, būtų faina čia pažiūrėti, žinai, aš dar ieškojau tuo metu, kur žvejoti apskritai man. Bet kaip supratau, kad jeigu buvo ženklas, kad žvejoti negalima, bet galvojau, įdomu kodėl, ir atėjau čia pasižiūrėti. Ir žiūriu, čia žmonės, žinai, pradeda kažką daryti, tai parinktis, nes dar žmonių nebuvo tuo metu. Na ir žodžiu atėjau, paklausiau, nupirkau, mečiau porą gabaliukų ir tada supratau, kad čia yra wow. Ir prieš pusę metų aš tave čia buvau atsivežęs ir mes nieko nesugebėjom prisikviesti praktiškai. Nebuvo. Nu, iš tolo, o dabar pažiūrėk. Dideli. O dabar? Būtent vat tokiu aš tau norėjau parodyti. Ypatingai, kai man patikdavo čia kojas nuleisti į apačią. Čia nieks nededa kojų. Aš dėsiu kojas. Pasižiūrėk, koks didelis. Taip. Aš tokios didelis, aš nesu gyvenime, kad žuvies mačiusi. Thằng mình luôn, kìa, cá hải hay sao? This is crazy. Ủa, ba, vô này chị Pháo. Tai vat atsisėsim kojas, nuleisim į apačią, duosim pačiulpti jums savo pirštukus. Taip kaip beždžionės ten čiulpia nagučius, taip ir tu galėsi duoti. Nenori mano, kad man valgytų niekas nagučius. Čia pamenu dar su Ramiro irgi buvom atvažiavę, dar Ramiros mažiukas buvo. Kišau Ramiro pirščiukus į pirščiukus, jo čiupė, atsimenu, jis taip cypė. Tu esi iš tų žmonių, kur, pavyzdžiui, jeigu kitam yra nejauku ir jisai nenori, tu jį daspausi padaryti. Nes visur, kur yra nemalonu arba baisu, visur slepiasi labai faini dalykai. Ir žmonės, kurie nenugali save ir savo baimių, jie niekada to nesupras. Geras. Geras. Taip kandai pats įsigando. Geriaus kaip reklių. Tūno. Tūno.
Mes važiuosim į jūrą. Nu, tai gal pagausi šį kartą? Ne, šį kartą aš atvažiavau čia nemorališkai ruoštis, šį kartą aš atvažiavau, nes aš buvau įstikinęs, kad šį kartą jau tikrai galėsiu parodyti tai, ką aš tau norėjau parodyti praeitą kartą. Nes praeitą kartą jie buvo kažkur tai, nu, tai jeigu mes čia esam, jie kažkur tai, iki ten daidavo maksimum, mes čia mėtydavo batoną, ten pavalgydavo, bet čia arčiau niekas neįdavo. O dabar Matai, jie labai mėgsta duoną, mums reikėjo batoną nupirkti. Tai žinai, koks prikolas, kaip jie paglosto, jie tokie slidus. Op. Sakai, tu grįžinį šią dieną nepakako, dar reikia Ne. bytės spa. Op. Grįžinį Op. Nenori pabandyti? Vėl kaip fainiai. Man faina, kad tau faina. Visas kiaurai šlapęs, visa kamera šlapia. Tai batonas, tas taip. Kam nepatinka batonas? Nu, jūs pasakykit, kad tau neskanu būkite. Bliam, aš bijau, kad kamera nesulūžtų dabar. Ką tu savo? Šoksime mes gatvėje po meilės. Meilės lietumiai. Mums reikia šipsus medžių. Tai va, štai vakaras į galą, mes niekaip į Kenmų nedavažiuojam, bet pasiėmėm avogadą coconut shake. Ir pineapple. Bet kadangi šiandien labai šilta, labai graži diena, tai nusprendėm, kad nuodėmė būtų neatvažiuoti iki paplūdimio. Turėtų būti gražus saulėlydis, tai noris pasižiūrėti, nes dabar, kai yra low season, tai visai pas paplūdimys kitaip atrodo, ne? Jo, ir plus šitas paplūdimys Surino anksčiau buvo apstatytas palapinėm, žmonės darė masažus, darė valgyti, restoraniukai buvo, dabar viską sugriovė, viską išvežė, uždraudė, tai paplūdimys toksai švaresnis, dar pilnai jo nesutvarkė, išskyrus tas palapinės, bet yra dar kur patobulėti, bet sako, kad galbūt statys čia rezortus, galbūt viešbučius, bet jo, tas momentas, kai atvažiuoju pastebėti saulėlydį, iš tikrųjų įspūdingas, jau seniai tokios prabangos neturėjau. Nu, gerai, mažiau šnekėkim, daugiau rodykim.